Grikių ir kvinojaus duona be glitimo. Jums reikės 150 g kvinojos, 300 g grikių, sodos, aliejaus, obuolių acto, druskos, gysločių luobelių miltelių. Grikius ir kvinoją nuplauti ir užpylus gausiai vandeniu palikti stovėti 10–12 valandų. Ir geriausia tai daryti iš vakaro, kadangi ryte atsikėlusius jau galėsite kepti duoną. Praėjus šiam laikui grikius ir kvinoją gerai perplaukit vandeniu ir nenusigaskit, jeigu jie bus glitus ar turės nekokį kvapą, tai yra normalu. Nukošę kruopas dėkite į mikserį ir įpilkit 240 ml vandens, plakite viską iki vientisos masės. Gautą masę supilkite į dubenį, dėkite druską, sodą užgesintą actu, aliejų ir visus kitus ingredientus ir jums patinkančias sėklas. Tada masę pilkite į skardą, išklotą kepimo popieriumi. Kepkite įkaitintoje orkaitėje 180 laipsnių 1 valandą. Išėmus iš orkaitės leiskite duonai atvėsti ir išimkite iš formos. Matote, aš viršų papuošiau dar sėklomis. Atvėsusią duoną pjaustykite norimo storio riekėmis. Matote, duona yra minkšta ir atsistato vėl į savo buvusią formą. Skanaus!